mano. Labai pareiginga esate. Labą dieną. Taip įdomiau? Taip įdomiau. Robertas Šarknickas. Malonu, Rasa Kulevičienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus elektrėnų skyriaus vadovė. Oi, atrodo, kad jūs gyvenime esate davę daug interviu iš karto taip su pristatymu gražiu. Daug bendraujam visais. Aha. Komunikuojame, draugaujame. Supratau. Tai labai visų pirma esu dėkingas už susitikimą ir radus laiką susitikti, nes telefonu supratau, kad labai užimta. Taip. Ar turite savo laiko nors skirti? Taip, skiriam. Šeštadienį, sekmadienį. O. Pagal galimybės. O po darbo? Paprastomis darbo dienomis, kada baigėsi darbas? Na, pagal oficialiai tai iki 5, bet tikrai bendraujam ir komunikuojam su savanoriais. Tai mano komanda yra savanoriai. Tai mes tiesiog ryšį palaikom po jų darbo. Ne visada, bet kaip kada. Norėčiau paklausti vieną klausimą, bet nedrįstu. Ar tokį darbą turint įmanoma turėti šeimą? Taip, turiu 3 vaikus ir vyrą. Koks aš klystantis buvau žmogus šią akimirką. Tai malonu ir turite greičiausiai iš vyro pusės paramą, palaikymą. Kaip jums pasisekė? Koks to garbingo žmogaus vardas? Aurimas. Aurimai. Tu šaunuolis. 3 vaikai. Tai yra nelengva? Iššūkių turim. O jūs pati gyvenate Elektrėnuose? Taip, jau 14 metų. 14 metų jau. Ir iš kur atvykusi? Šiaip esu beveik ir elektrėnietė. Kažkada ir mokiausi Ąžuolyne. Gyvenau Elektrėnų savivaldybėje tuometiniai. Supratau. Vat klausimas. Kas paskatino eiti į tokį jautrų darbą ir žinant, kad tai ne kosminiai pinigai, atlyginimas tikrai ne kosminis? Tiesiog noras būti arčiau žmogaus, nelaimių, empatija, draugiškumas, nežinau, artumas, noras kažką keisti bendruomenėje, pridėti dalelę savęs. Na, būčiau valdžioj Elektrėnų, tai jums iš karto premiją skirčiau už tokius žodžius. Aha, o ta empatija, kaip atsiranda? Ar iš vaikystės jinai yra suformuojama tėvų, ar aplinkos, ar auklėtojų, mokytojų? Augimas gyvenimo parodo labai svarbius tau momentus ir to vadovaujas. Aišku, labai daug kas priklauso nuo tavo šeimos, ką atsineši šeimoje, kaip tu ugdaisi. Žiūrint į jūsų veidą, esate laimingas žmogus? Taip. Džiaugiuosi gyvenimu. Kiekvieną akimirką. O gerai. Ką tada pasakytumėte tiems, kurie tokie pasyvūs, liūdni, niurzgaliai? Ateiti į savanorystę į Raudonąjį Kryžių ir prisidėti prie gerų darbų, prie mūsų bendruomenės. Tai yra Elektrėnų savivaldybei, Kaišiadorių savivaldybei ir Trakų savivaldybėse. Va, koks geras vaistas. Taip. Tikrai turim daug istorijų gražių, kai įsitraukėt į savanorystę, pakeiti savo požiūrį, gyvenimą, ir pats savo vaistas. Šiek tiek papasakokite apie organizaciją, kaip veikia, kokios jos funkcijos, kad įneštumėm aiškumo skaitytojams Elektrėnų krašto laikraščio Elektrėnų kronika skaitytojams ir žiūrovams. Tai mano skyrius atsidarė prieš 4 metus, jau greitai visai. Savo skyriuje esu 4 metus, tai vasario 24 dieną ties Ukrainos krize atsidarėme savo skyriuje su manimi Elektrėnuose. Tai buvo pati skaudžiausia galbūt pradžia, kai tikrai krizės paliesti žmonės kreipiasi pagalbos, kai sunku jiems emociškai, mums sunku. Tai ta empatija ir geras bendruomenės, toks sumotyvavimas savęs eiti ir padėti. Tai va, tokiuose krizėse labai reikalingi savanoriai, iš jų ateina iš bendruomenių ir kai mes jų turime, galime atliepti didžiasias krizės. Tai va čia nuo to pradėjome Elektrėnų skyriuje.
Na, o šiai dienai tai mes veikiame labai plačiai. Mes su seniorais draugaujame, turime Elektrėnų savivaldybei ir Kaišiadorių, ir jau Trakuose, tai seniorų klubus. Elektrėnų savivaldybei turime 9 seniorų klubus, kuriuose kviečiame vienišus seniorus, besijaučiančiais vienišais seniorais atvykti į seniorų klubus ir bendrauti, užsiimti, pažaisti. Mes ne tik žaidžiame žaidimą bingo, bet turime įvairių edukacijų, užsiėmimų, veiklų ir kitokių emocinių pabuvimo būdų. Kaip įdomu. O kiek iš viso yra savanorių Elektrėnų savivaldybėje? Aš dabar negalėčiau teikti plius minus. Plius minus. Na, žinokit, apie Elektrėnai, tai yra Elektrėnai Vievis ir visas savivaldybės rajonas, tai tikriausiai apie 30. Tai laba diena. Tai čia daug ar mažai? Aš iš viso, taip, galbūt nepasakiau dar, esu Elektrėnų ir Kaišiadorių ir Trakų, kaip ir minėjau, galbūt. Tai mano komanda yra 65 savanoriai. Iš viso? Iš viso. Tai Elektrėnuose, tik tai Elektrėnuose yra? Apie 30. Apie 30. Tai nemažai, sakyčiau. Tikrai taip. Čia gali būti ir didesnis skaičius. Čia, žinokit, aš labai mažai gal pasakiau, nes aš tiesiog pridėjau dar kitiem miestam šiai dienai. Bet iš tikrųjų, žiūrint, Kaišiadoryse mes turime 2 seniorų klubus, Elektrėnuose 9, tai tikrai komanda bus daug didesnė negu 30 savanorių. Mes turime civilinės saugos edukacijas, tai yra mes esame švietėjiška organizacija, tai humanitarinis pagalbos punktas arba humanitarinis pagalbos centras ne vien yra atliepti žmogaus poreikius, bet ir edukuoti bendruomenės. Esam savivaldybė ir valstybė pagalbininkas, tai edukuojame civilinės saugos tema ir jau antrus metus einame su edukacija gyventojams. Galima registruotis viešai, galime susitarti asmeniškai su įmonėm ir įstaigom, galimos viešos edukacijos, kuriuose yra skelbiamos mūsų tinklalapį apie jas ir gali užsiregistruoti, ateiti išklausyti. Na, pasirengimas šių dienų kontekstai yra labai svarbus ir atsižvelgiant į priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įvairius matomos kryptis, tai kas antras Lietuvos gyventojas nėra pasiruošęs elementariai pačiam gaisrui. O, liūdna. Labai. O mes esame tokioje savivaldybėje, kur turime labai daug devynaukščių, kur esame 5 aukščių turintis labai daug. Vienas kitas yra, jau toliau žiūrint nuosavį, toliau namai aišku daugiau, bet pačia mieste yra vien tik tai daugiabučiai. Tai jūsų organizacija Raudonasis kryžius greičiausiai bendrauja ir su priešgaisrinė tarnyba? Taip, mes draugaujame ir su policija, ir su priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Prireikus galime ieškoti dingusių žmonių su policijos atstovais K9, taip pat čia įsitraukia PESO būrys ekstremalių situacijų valdymas. Taip pat turėjome bendradarbiavimą su priešgaisrinė, tai edukacijų metu mes su jais bendravome, kvietėme į kelias edukacijas parodyti, kaip taip mūsų atrodo. Na, jie tiesiog, mes jų, nežinau, pagalbininkai. Pagalbininkai. Kaip ir valstybės, ir savivaldybės. O kiek finansiškai prisideda visuomenė, ar savivaldybė, ar kitos organizacijos? Kiekvienas geras noras ir prisidėjimas yra labai sveikintinas dalykas. Tikrai skelbėme ir viešiname dabar paskelbtoje komunikacijoje, kad nelaimėje nepasislėpsi. Tai kiekvienas galite prisidėti su auka, galime prisidėti kaip valstybė, galime prisidėti kaip įstaiga, įmonė arba pavienis asmuo. Tai reikia jūsų kontaktų, kad galėčiau paskelbti mūsų interviu. Galėsime apie tai aptarti. Tai yra tiesiog www.redcross.lt ir ten yra tikrai rasite visus mūsų aukojimo būdus. Skyrius konkrečiai kur yra Elektrėnų savivaldybėje? Įsikūrėme Rungos 22, atsinai visai netoliese, kaip ir vaikštame. Bendrabutis? Bendrabutis, 1 aukštas, taip. Ten daugiau įstaigų įsikūrusių. Taip, ten taip yra daugiau. 1 aukštas visas yra tokių įstaigų. Kiek kreipėsi žmonių į jūsų organizaciją, būtent į Elektrėnų skyrių, dėl vienokios kitokios pagalbos? Žinot, mes tas pagalbos, kaip ir minėjau, neskirstame į tas jau konkrečias, mes žiūrime į visus mūsų veikiamas programas ir veiklas. Pagal programas. Ir pagalbos irgi, tai va čia viskas įeina.
Tai, žinokit, galima sakyti daug. O kiek prisideda Elektrėnų savivaldybės socialinis ir rūpybos skyrius? Taip, mes labai gražiai bendradarbiaujam prireikus klausimų. Čia negražiai neišeitų bendrauti. Taip, čia vienas ir tas pats. Mes vienas ir tas pats. Pingpongas, vienas kitam padedat. Taip. Kai tik tai klausimų reikia jėgos, klausimų. Pagalbos, taip. Vat minėjote savo šeimą. Ar irgi prisideda, bet gal jie prisideda vien palaikydami jūs? Ar ateina į jūsų organizaciją? Nežinokit, kadangi vyras jau ilgai su manimi ir labai palaikantis, tai teko ir įtraukti į savanorystę, tai jis irgi yra savanoris. Teko įtraukti? Taip. Reikėjo vyriškos rankos. Tai paprastai, žinant, stebint įvairių organizacijų istorijas, kiek teko man taip pat dalyvauti, imti interviu per, 15-10 metų. Tai dažnai kažkuri pusė prisideda prie veiklos, jeigu tai link jautrių darbų. Taip. Ir šeima, ir vaikai įsitraukia į savanorystę. Tai jaunuolė mano taip pat. Aha. Bet iš tikrųjų tai prasmingai yra labai gražus auklėjimas būti empatiškiems savo šeimai, tėvynei. Tai, žinot, ne visada priklauso nuo tėvų, dabar pastebėjau šitą dalyką, kaip tu auklėjai. Čia priklauso nuo labai bendruomenės dar. Iš ko tas vaikas dar gali pasigauti kokių savo galimybių ir norų. Bet vis tiek pagrindinė mokykla yra tėvai? Taip. Čia stengiamės dirbti. Mūsų organizacija yra priimančioji nuo 14 metų savanorystėje. Amžiaus ribų nėra, tai mes tikrai turime ir 60-70 amžiaus seniorių, kurie savanoriauja, pereina mūsų instruktažus ir mokymus. Mūsų organizacija remiasi visomis mūsų numatytomis taisyklėmis ir valstybės. Tai įsipareigojimus vykdom pilnai visi. Kiek garbingo amžiaus senjorų yra iš viso skaičius, kurie savanoriauja? Dabar šiai dienai galimai 8. Neblogai. Jeigu daugiau gal, bet 8. Kokią tiesioginę funkciją atlieka jos? Seniorų klubuose organizuoja ir veda susitikimus su seniorais užimtume ir veikloje. Žaidžia bingo kiekvienam paskirtam klube. Tai Elektrėnų savivaldybėje aš minėjau, kad turim 9, tai mes tikrai esame ne tik mieste. Tai turime Elektrėnuose viešą bibliotekoje, patį pirmąjį įsikūrusi seniorų klubą. Tada turime ukrainiečių seniorų klubą, kurie taip pat draugauja ir bendrauja, moka lietuviškai šnekėti ir kalbėti. Taip pat turime, Elektrėnai labai dideli, tai teko sugalvoti, kaip kitą dalį seniorų traukti į šitą užimtumą ir veiklą. Labai sunku seniorams pasiekti mus per visą miestą. Tai atradau Versmės gimnaziją ir ačiū labai Versmės gimnazijos direktoriai ir šiuometiniai ir prieš tai buvusiam, kad mus įsileido į savo mokyklą ir tenai turime irgi seniorų klubą. Ir patalpas reiškia, kuriamis galite kabinetą, naudotis. kuriame galime susitikti. Nuo kelių iki kelių valandų, ten vis tiek, kai vyksta ten kas pamokos. antrą šeštadienį, mes šeštadienį susitinkam. Mes esam tokia labai lanksti organizacija, daug kas savanoriauja pagal savo galimybės, taip yra po darbo, savaitgalį ir panašiai. Tai visi, kas norite savanoriauti, tikrai ateikite į savanorystę, ji tikrai turtina jūsų gyvenimą. Tikrai suintrigavote ir, kaip čia... aš kažkaip pabandysiu tikrai. Prašom būti civilinės saugos ekskursijos vadovų. Supratau. Vestumėte edukacijas Elektrėnų savivaldybėje, būtumėt tas mokytojas bendruomenės, visuomenės, kaip pasirengti šiai ekstremaliai vienai ir kitai nelaimiai. Tai kaip minėjau, ir apie gaisro namuose, tai kas antras gyventojas nesame pasirengę. Ir jeigu paklaustume, ar turime išvykimo krepšį, praeinant gatvę, tai tikriausiai atsakytų iš 50 tik 2. Kiek dar laukia mūsų darbų? Atrodo, viešinamės šitą temą taip pat, kad galite registruotis, kad rekomenduojam, kad labai svarbu ateina išklausyti šeimos, vyras su žmona ir šiaip kiti asmenys lieka sužavėti tiek edukaciją, tiek tai, ką jie praeina, tai yra kokias temas mes išgvildenam, kaip tai yra svarbu ir jie niekaip nesupranta, kodėl tiek mažai ateina besidominčių.
Kodėl? Galbūt, žinot, manęs tai dar neliečia. Turim tokį, kažkokį, dabar nieko nevyksta. Tai aš ir nesidomėsiu, ne? Arba kaip tik bijome paliesti tai, ko bijome. Psichologiniai momentai. Arba laiko neturim, bet tikrai skatinu turėti to laiko ir ateiti paklausyti. Šitam 21 amžiui labai sunku turėti laiką. Jisai toks nebe keliukas, bet greitkelis, automagistralė. Taip, sutinkame, bet mes esame labai lankstus. Mūsų edukacijos gali būti ir darbo vietoje, ir savaitgalį, ir šeštadienį, netgi pačiam humanitarinės pagalbos punkte yra viešos edukacijos skelbiamos internete, kad galima registruotis, ateiti, išklausyti, galima susitarti, kad atvykti pas jūs į įmonę arba įstaigą. Ką kiti tikrai taip ir daro. Bet šiaip sunku prikalbinti, pakviesti. Yra reikalų. Kadangi pati organizuoju šitas edukacijas ir ieškome, kaip tai padaryti, kur pravesti savanoriam, tai sudėtingai kalbinti įmonės įstaigas galbūt nėra, bet tą pasiekti namuose esantį asmenį, tai be galo sunku įeiti į jo asmenybę, jo gyvenimą ir paaiškinti jam, kad kodėl to reikia. Kad jis ateitų išklausyti. O iš tikro turime šeimas. Ir, šiai dienai galėčiau pasakyti, kad ekstremalioje situacijoje tikriausiai nebūtumėte visi namuose. Ir kaip pasielgtumėte ekstremalioje situacijoje, jeigu jūsų vaikas mokykloje, jūs esate Vilniuje, arba Kaune, arba Klaipėdoje, ir kas jūsų vaiką pasiims iš darželio, kaip pasimsite ir susidėsite daiktus, o gal net neturite su savim kalio jodido tabletės, kurios bus reikalingos, o jūs būsite Vilniuje. Galimai reikalingos. Galimai. Daug dieve, tik tai galimai. Taip. O kiek yra informacijos bendradarbiavimo su pačiais gimnazistais mokyklos, šiuo atveju Versmė? Taip, tai mes turime naują, iš tikrųjų, jinai nėra nauja, jinai vėl yra skyriaus apsuptyje, tai jaunimo programa, kurioje gali jaunuoliai savanoriauti nuo 14 metų ir savo mokykloje vesti ir edukuoti neformalias pamokas. Jie mokosi viešą kalbėjimą, mokosi save pažinti, mokosi, tiesiog pamokų vedimo, mokytojų atsakomybių imtis, iniciatyvų įvairių imtis. Iniciatyvos gali būti įvairios, tai jie gali net ir sukurti savo ir draugė mes jas galime įgyvendinti. Ir jaunuoliai gali savanoriauti nuo 14 metų, tai pačiai mūsų organizacijai administraciniai veikloj, taip pat tai mano užduotis jiems pačiame skyriuje. Ir nuo 16 metų gali savanoriauti šiltų apsilankymų seniorų klubuose. Tai su seniorais taip pat žaisti, bendrauti, mokyti juos ir edukuoti. Kaip įdomu, iš pasakojimų tai toks vaizdas, kad verda gyvenimas. Labai daug visko. O sakykite, prieš 4 metai minėjote organizaciją čia skyriui. Taip. Vasario 24 bus. Tai sveikinu su artėjančiu. Bus šventė kažkokia? 4 metų, nežinau, bet tikrai pasikviesime į svečius ir jūs paminėti. Kiekvienais metais tai darome savo skyriuje, tiesiog laukiame bendruomenės, kas nori susipažinti. Tokią atvirų durų dieną turime. O 5 metų tai tikrai pasistengsime padaryti didesnę šventę. Gerai, žinosim, prisidėsim netgi. Tai dar turime pirmosios pagalbos įgūdžių programą, kurioje bendruomenė mūsų savanorė šviečia ir edukuoja pirmosios pagalbos įgūdžių praktinių užsiėmimų. Tai čia irgi pasirengimo ir nelaimės reagavimą ir iš tos pusės, kad mes kas antras gyventojas ekstremalioje situacijoje nelaimėje nemokam nei savo, nei kitam suteikti pirmosios pagalbos. O prieš 4 metus vis grįžtu šiek tiek į tą istoriją, pradinį tašką. Čia atsirado tas skyrius priverstinai tiesiog dėl tų geopolitinių įvykių, ar ne? Čia tiesiog taip, čia gavosi taip, kad savanoriavau ir vadovybės sprendimas buvo padėti ir Elektrėnuose šiam atvykstančiam, net bus didelis srautas, atvykti iš Vilniaus nepavyktų taip jau labai sklandžiai. Ir todėl atsidarėm
skyrių. Na ir va čia tapau skyriaus vadovė. Bet tuo metu buvo toks bumas pagalbos, ar ne? Žmonės važiavo, telkė, į namus pasimdavo šeimas. Taip, visi bendrom jėgom. Kaip čia vyko? Ar buvo čia labai sudėtinga? Nes skirtingos savivaldybės, skirtingi požiūriai turbūt yra žmonių įvairių. Ar čia gan taip darniai, dosniai žmonės pagelbėjo? Aš čia tik tai pradėjau tuo metu su šita krize. Tai galimai gali būti, kad turėjom tą ryšį labai didelį ir su visa bendruomenė ir turėjom tikrai. Kitose skyriuose jau skyriai veikia jau po 5 ir po 3 ir po 10 metų, tai jie labai turėjo šiltą bendradarbiavimą su savivaldybėm, o mes tik įsikūrėm. Tai savivaldybė truputėlį kažkiek veikia savo, mes savo, bet gretutiniškai mes ėjom viena su kita. Tai va toksai ryšys buvo visą laiką palaikomas. Ir, na, tik funkcijos galbūt kaip kurios panašėjo. Supratau. O kiek šeimų čia buvo atvažiavusių? Žinokit, daug. Žinokit, tikrai daug. Kadangi man teko atsidaryti patį skyrių, kadangi savanoriai turi ekstremaliose situacijose pasiruošti, tai mes suteikinėjame ir pirmą psichologinę pagalbą, ir pagalbos priemonių dalinimą, ir nukreipimus įvairius. Ir čia tikrai tarpininkavom su savivaldybė, su seniūnija, kad kur nukreipti, kaip padėti, kaip su darbu, kaip su gyvenamojaisiais plotais. Aišku. Su kokiais didžiausiais iššūkiais dabar tenka susidurti? Su didžiausiais iššūkiais. Na, žinokit, ar problemomis tiesiog? Nėra gal tų labai daug iššūkių. Gal tiesiog savanorystė yra toksai neapibrėžtas, galimai apibrėžtas, bet kaip tik apibrėžtas, tai čia vadinasi, kad savanoriai ateina savanoriauti tau neatlygintinai į tam tikrą laiką, kol jam yra galimybės leistinos, kol noras yra, motyvacija arba dar kažkas. Tai čia savanoriai, ypač jaunuoliai, tai tarkim baigia 12, jau išeina. Ir keičiasi, ne? Tai va čia, atrodo, yra motyvacija, viskas yra, bet yra gyvenimas. Tai daug yra tokių tiesiog susidūrusių šitų iššūkių, bet čia mes įveikiam. Einam vėl, kalbam, skleidžiam. Turbūt šitas darbas yra nuolatinis, skelbti, ieškoti, kviesti, nes skirtingi žmonės, vieni sportininkai, kiti inžinieriai, kiti profesoriai. Taip, tikrai mūsų savanorystėje yra įvairių specialybių žmonių, amžiaus, kaip minėjot, ir girdėjot žmonių. Tai tiesiog reikia visą laiką komunikuoti, bendrauti, kalbėti, viešinti, nes tai niekada negali sustoti, nes apie tai reikia kalbėti. Mes kartais ir paskelbėme vieną kitą istoriją, mes turime kiekvieno savo skyriaus puslapį Facebook'e, kurį galima sekti ir stebėti. Tai ten ir savanorių istorijas parašome. Tai įvykusius. Pakartokit, kaip jis vadinasi tas puslapis. Lietuvos Raudonasis Kryžius, Elektrėnų skyrius. Būtinai sudalyvausiu ir paspausiu stebėti. O kodėlgi neprisidėjus paimant interviu iš vienos kitos žmogaus istorijos ir pateikiant vaizdu, gavus leidimą. Gavus leidimą, taip. Žinau šitos. Taip, žinokit, mūsų tename puslapyje nerasite daug istorijų. Tai, ką mes ten veikiame, padėjome, yra vienkartinis. Į metus parašomos kelios. Bet mes darome gerus darbus tyliai. Na taip, tai vat, už tai ir trūksta gal žmonėms, kaip sakyti, tos drąsos prisidėti, mesti iššūkius, gal per tyliai? Mes gerbėme kito žmogaus įvykusią ekstremalią nelaimę, situaciją, poreikį. Ir tiesiog prisitaikome prie žmogaus, nes svarbu ne viešinti, o žmogui padėti. Aš turiu omeny apie pačius savanorius, kodėl jie ateina į organizaciją dirbti. Labai toksai motyvacinis, paskatinantis kitiems, kurie galvoja, abejoja, neina, nedrįsta. Šiai dienai, taip, žinokit, kiekvienas savanoris ateina su kažkokiu lūkesčiu. Kiekvienas nori kažką daryti gerą, tai čia pirmas dalykas.
Tada tas geras turėtų būti pačiai savo bendruomeniai kažkoks atlieptas poreikis ir tada jie įsivertina, kur save galėtų realizuoti. Taigi kažkokią mokytojo vaidmenį, savanorio, kažkokios krypties veiklos užsiėmimo ir pagal savo ir mūsų nurodytus poreikius ir galimybės jie atranda savo vietą. Padedat atsiskleisti dar daugiau. Taip, taip. Nu, puiku. Tikrai užauginam ne vieną ir vaiką, jaunuolį, kuris ateina nuo 9 klasės ir skleidžiasi ir išauga, pasikeičia. Ar yra tie, kurie atėjo ir liko ir net negalvoja išeiti? Tai turiu organizacijai savanorių, kurie yra nuo pat pradžių su manimi. Tai jie yra 4 metus savanoriauja mūsų organizacijai. Ar jie nori išeiti, nežinau. Žinot, savanorystė yra ir... Jeigu neina, tai nenori. Jeigu neina, tai nenori, tai. Bet, na ir ne tai, kad nuovargio, bet tiesiog kaip kada reikia truputėlį paleisti ir galimai vėl sugrįžti. Yra tiesos. Yra tiesos, nes gyvenime tai būna gaila, bet tai būna, kad žmogus nuo žmogaus pavargsta. Išeina pasivaikščioti į vienatvę kažkur panašiai, apsivalo, išsigrynina ir vėl grįžta, nes kai ką gal matyti daugiau supranta. Taip, taip. O kas pavaduoja jūs vis tiek? Čia reikia, suspėti, čia skraidyti reikia jau. Tai pavaduoja patys savanoriai, tai tikrai džiaugiuosi ir Elektrėnų savivaldybėje turiu savanorę iš Vievio, Jurgitą. Tai, Jurgita, ačiū tau. Jurgita, tikrai ačiū tau. Didelės širdies, didelės žmogus, didelės širdies, kad gali skirti laiko savo bendruomenį ir mane pavaduoti, duoti ir man atsikvėpti. Tai netgi kai aš atostogauju, jinai atima iš manęs telefoną ir jinai veikia vietoj manęs. Labai teisingai darote, Jurgita, teisingai. Ten ūžia, tai sukamės. Gerai. Būsim ramybė. Vat, esate sakėt įsikūrę tame pastate, kur yra bendrabutis. Taip. Aha. O ateina tie patys gyventojai pas jūs? Taip, ekstremalioje situacijoje, nelaimėje kažkada kažkom pasikeitė. Šiaip dažniausiai jiems kartais trūksta tiesiog pokalbio. Pokalbio. Tai šaunu, kad... Bendrystės. Dar minėjote, kad baigę gimnaziją, išeina studijuoti ir panašiai, o yra profesinė mokykla. Taip. Ar su jais yra bendradarbiavimas? Taip, mes labai bendradarbiaujame. Tai ir edukacijas, civilinės saugos ir visose kitose įstaigose vedame. Taip pat pirmosios pagalbos įgūdžių. Tai kiekvienas studentas turėtų mokėti suteikti pirmąją pagalbą, tai irgi bendradarbiavame šitų klausimų. Ir šiaip mūsų draugystė tikrai yra labai, šilta. Su kiekviena įstaiga Elektrėnų savivaldybėje iš tikrųjų yra tas labai gražus ryšys. Malonu girdėti labai. Ar galima pavadinti Elektrėnų miestas, šeimos miestas, toksai draugiškas miestas? Žinot, nemanau, kad jeigu viena organizacija ar viena įstaiga veiktų, nesidalinant, nebendradarbiaujant su kitais. Turi būti tas šeimos jausmas, vieningumo, tas pilnatvės toksai, kur visi įsitraukia ir visi apie tą patį. Koks įvykis šiame mieste yra labiausiai sukrėtęs jūsų širdį, kur jau tikrai, paveikė tiesiog? Ar buvo kažkokia tai ypatinga išskirtinė istorija? Aišku, istorijai kitai yra nelygu, bet... Ėjau mieste ir eina senjorė, tokia morė, kaip dabar, tai buvo labiau šlapia ir drėgna ir jinai ėjo su labai plona striukyte. Tiesiog vasarinė. Ir aš ją nusivedžiau humanitarinį tuometinį punktą ir mes apsirengėm šiltai. Jinai labai dėkojo, o aš ją palydėjau į seniorų klubą. Ir jinai labai džiaugiasi tą draugystę iki šiol. Kokia šilta istorija. Taip. Ir visi seniorai gatvėje susitinka, šiaip apsikabinam, pabendraujam, jeigu tik turiu laiko.
Kaip smagu, neleidote tai istorijai sušalti. Tiesiog sušildyti visapusiškai. Kaip miela girdėti. Mane tai labai taip užglosto širdį tokios jautrios, šiltos istorijos, kurioms tikrai nori sakyti tik tai padėkos žodžius. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Nežinau, čia ne viena aš tik veikiu ir savanoriai mato vieną ar kitą kažkokį momentą ir jie taip pat skambina ir sako, ką darom, reikia padėti. Taip smagu. Oi, noriu aš jums padėkoti. Labai gražų pokalbį turėjom, prasmingą. Ačiū. Man buvo labai smagu pristatyti savo skyrių, Elektrėnų, Trakų ir Kaišiadorių. Esam vieni, tiesiog Lietuva tai paskirstyta. Tik labai džiaugiuosi savo komandą ir savanoriais ir kviečiu tave prisijungti prie savanorystės. Pagalvoti, kad kiekviena galimybė ateina kiekvieną kartą iš naujo. Ką palinkėtumėte žiūrovams, skaitytėms? Kiekvienam atrasti savyje kito žmogaus atžvilgių empatiją, draugiškumą, norą padėti, suprasti. Nesvarbu, kaip jūs ten aplinkui matot arba kiti kalbate. Ačiū jums labai. Ačiū jums.